Nepelno siekiančios organizacijos siekia susigrąžinti sovietų ir nacių nusavintą turtą. Įstatymo projektas paruoštas, tačiau laukiama skaičiavimų, kiek valstybės biudžetui gali kainuoti turto grąžinimas tarpukariu ir dabar veikiančioms organizacijoms. Šis dabar remontuojamas pastatas Kaune ant Parodos kalno pastatytas tarpukariu Tautinės lietuvių studentų korporacijos Neolituanija surinktomis lėšomis. 1940-aisiais prasidėjus karui pastatas nusavintas, dabar priklauso Kauno savivaldybei. Savivaldybė leido pastatyti mums šitą atminimo lentą. Jinai aiškiai ir pasako, kad šios rūmus 1928 metais pastatė Lietuvių studentų tautininkų korporacija Neolituanija. Nors lentelė byloja nuosavybę, korporacija pastaruoju metu čia buvo tik nuomininkai, o pradėjus remontą liko ir be nuomos sutarties. Mes esame iš tikrųjų organizacija be pastovios gyvenamosios vietos. Šiuo metu mes glaudžiamės universitete. Panaši dalia yra Ateitininkų federacijos. Ant Laisvės alėjoje esančio pastato sienos jų ženklas. Ateitininkų rėmėjų lėšomis tarpukariu statytas pastatas dabar priklauso Turto bankui. Panaudos teisę juo naudojosi Kauno technologijos universitetas. Buvo šeimininkai, o dabar kas esate? Dabar mes esame svečiai, turintis galimybę naudotis patalpomis. Pačios patalpos priklauso Turto bankui. Organizacijos norėtų turtą susigrąžinti. Anot jų jau seniai laikasi ištaisyti okupantų padarytą žalą. Mes turime ir žemės sugrąžinimą teisėtams savininkams, ir religinių bendruomenių, sakysim, turto sugrąžinimą, tačiau tos organizacijos, kurios lemia labai stiprų pilietinės visuomenės veikimą, yra likusios kol kas, taip sakyčiau, už borto. Tai yra paprasčiausias teisingumas. Atstatyti teisingumą tai yra teisinės valstybės pareiga. Įstatymo projektas, numatantis, kad nepelno siekiančioms organizacijoms būtų sugrąžintas nusavintas turtas, yra parengtas. Bandant apsidrausti nuo galimų piktnaudžiavimo, numatyta, kad turto restitucija būtų taikoma iki 1940-ųjų veikusioms ir po 90-ųjų veiklą atkūrusioms, bei ne vėliau, kaip 2019-aisiais juridinio asmens teisės įgijusioms visuomeninėms organizacijoms. Jeigu mes negrąžinam visuomeniniam organizacijom, kurios už savo pinigus įsigijo nejudamą turtą, tai mes tada pripažįstam, kad sovietinė nacionalizacija buvo teisėtas veiksmas. Tai čia yra, negali tai būti. Įstatymo svarstymai sustoja, laukiama vyriausybės išvados. Ji turėtų atsakyti, kiek lėšų gali prireikti nusavintam turtui grąžinti. Tai diskusinis klausimas, nereikia matyti ne tik Kauną, nes yra ir kiti miestai, ir ypač Vilniui, kur buvo daug įvairių visuomeninių organizacijų. Ir grąžinimo klausimas visada buvo ir yra komplikuotas. Turtas susigrąžinti siekiančios organizacijos sako atlikusios istorinį tyrimą. Suskaičiuota, kad gali būti apie 11 veikiančių nepelno siekiančių organizacijų, kurios gali turėti pretenzijų atgauti sovietmečiu nusavintą turtą. Jo vertė galėtų siekti apie 30 milijonų eurų. Lietuvoje nacių ir sovietų nusavintas nekilnojamas turtas sugrąžintas religinėms bendruomenėms, Šaulių sąjungai. Žydų bendruomeniai už jų atimtą nuosavybę mokama